Siekiant efektyviai įvaldyti šį sėkmės įrankį, reikia kartoti formulę paeiliui, dėmesį akcentuojant į kiekvieną žodį ir išskiriant juos pagal balso toną. Kai garsiai kartuojate formulę, aiškiai ištarkite kiekvieną žodį. Atsiverkite skambesiui, susikaupkite į kiekvieną vibraciją. Susikaupkite į žodį meilė, kol pajausite meilės substanciją, jos savaime ateinančią būties esmę, jos realumą, erdvę, jos gyvąją ir palaikančią visą sukurtąjį pasaulį galią. Pajauskite, kaip jos garsai rezonuoja jūsų širdyje, visame kūne. Liežuviu pajauskite jos vibracijų saldybę. Sukaupkite dėmesį į žodį sėkmė. Ir fono režime vizualizuokite įvairius sėkmės planus. Nuo sėkmės kasdienėme gyvenime, pasisekimo darbe ir kūryboje, iki metafizinės sėkmės. Jeigu jūs rimtai rengitės naudoti šią formulę, kad jos pagalba pakeistumėte savo gyvenimą ir likimą, rekomenduojama ją kartoti be pertraukos po 30-60 minučių, kiekvieną dieną 2 kartus 3 mėnesius. Tuomet jūs įgysite savęs pašventinimą į šią formulę ir tapsite jos efektyvaus panaudojimo meno įvairiose gyvenimo srityse meistru. Kad santykiai su žmogumi taptų harmoningi ir kad padėtumėte jam pagerinti karmą, formulę jūs galite kartoti mintyse, žiūrėdami į jį panoraminiu žvilgsniu ir geranoriškai šypsodamiesi. Svarbu, kad tai atrodytų natūraliai ir žmogų nesukeltų jokios įtampos, nes priešingu atveju jis užsidarys savyje, uždarys komunikacijų kanalus, o svarbiausia yra tai, jog padedate ne jūs, o visatos meilė. Padeda per jūs. Jūs esate tik laidininkas, meilės įrankis. Kad suprastumėte, kas yra panoraminis žvilgsnis, atsistokite prieš veidrodį ir žiūrėkite į erdvę, pro savo atvaizdą, tačiau žvilgsnio nekoncentruokite, o skleiskite jį. Tarytum jaustumėte, jog jums atsirado panoraminis regėjimas. Tai kažkuo primena tą žvilgsnį, kurio jūs galite pamatyti erdvinį vaizdą. Paveikslėlyje iš pirmo žvilgsnio atrodantį, tarsi jis būtų spalvotų dėmių chaosas. Knygos su tokiamis iliustracijomis parduodamos visose pasaulio knygynuose. Šios technikos dėka jums pavyks prasiskverbti pro daugelį asmenybės apvalkalų, pro vaidmenis, kaukes, baimės, į ten, kur jūs abu būsite draugiški, tyri, nuoširdūs bei mylinti.